Mylimieji Kristuje, šiandien noriu kartu su jumis pamąstyti apie tai, kiek kartų Dievas turi pakartoti, kad mes pagaliau atkreiptume dėmesį. Tai kaip gyvenime. Kiek kartų tėvai turi mums pasakyti, kad mes suprastume. Dažnai būdami užsiėmę kasdieniniais rūpesčiais, mes praleidžiame Dievo žodžius pro ausis ir jo ženklus pro akis. Nors jis kantriai aiškina mums vėl ir vėl, vėl ir vėl. Šventajame rašte randame daugybę pavyzdžių, kada Dievas kantriai kartoja žodžius, laukdamas atsako. Prisiminkime Nojaus istoriją. Dievas įspėjo žmoniją apie artėjantį tvaną, bet žmonės jo neklausė. Nojus statė laivą ilgus metus, bet žmonės juokėsi ir nekreipė dėmesio į perspėjimus. Dievas siuntė savo žodį ne vieną kartą, bet žmonės buvo užkietinę savo širdis ir užsiėmę savais reikalais. Galų gale, kai vanduo pakilo, niekas neatgailavo, keikė Dievą ir Nojų. Kitas pavyzdys yra Izraelio tautos kelionė per dykumą. Ši kelionė turėjo trukti porą savaičių, užtruko 40 metų. Dievas nekartą per savo išrinktai tautos vadovą Mozę kartojo savo įsakymus ir vedė juos, bet izraelitai vėl ir vėl imdavo murmėti ir vis nusisukdavo nuo jo. Nepaisant to, Dievas kantriai juos saugojo, maitino, girdė, vedė per dykumą, vis primindamas apie savo meilę ir gailestingumą. Tačiau tauta vis abejojo ir klydo savo pasirinkimuose. Nepaisant visų Dievo įspėjimų, tik 2 žmonės iš tų, kurie išėjo iš Egipto, įžengė į pažadėtąją žemę. Naujajame testamente matome, kaip Jėzus daugybę kartų kalbėjo savo mokiniams apie artėjančią savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Tačiau jie nesuprato ir netikėjo, kad taip nutiks. Petras netgi bandė atkalbėti Jėzų nuo šio kelio, nesuprasdamas, kad tai buvo Dievo planas išgelbėti pasaulį. Jėzus kantriai aiškino jiems vėl ir vėl, kad taip turi įvykti, bet mokiniai tai suprato tik po prisikėlimo. Dar vienas svarbus pavyzdys – apaštalas Paulius. Prieš tapdamas Kristaus sekėjų Paulius, tuomet dar Saulius, buvo uolus krikščionių persekiotojas. Dievas jį ne kartą perspėjo, tačiau jis nekreipė dėmesio. Galiausiai Damasko kelyje Jėzus pasirodė Pauliui asmeniškai, akinančiai šviesai apgaubus jį, atskleidė jam tiesą. Tik tuomet Paulius atsivertė ir tapo vienu didžiausių Kristaus sekėjų ir Evangelijos skelbėjų žemėje. Dažnai mes galime pajusti nepasitenkinimą ar net pyktį, kai Dievas mums kartoja savo žodžius. Kodėl taip yra? Atsakymą galima rasti Evangelijoje pagal Joną. Po prisikėlimo Jėzus 3 kartus klausė Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras, kuris anksčiau 3 kartus išsigynė Jėzaus, buvo sujaudintas ir nusiminęs dėl to klausimo kartojimo. 3 kartą paklaustas, jis netgi nuliūdo, kad Jėzus vis kartoja tą patį klausimą. Petras suprato, kad Jėzus bando priversti jį giliai susimastyti apie jo meilės nuoširdumą ir pareigojimus. Kartais mes pykstame, kai Dievas mums kartoja, nes tai atskleidžia mūsų vidinį nesaugumą, abejones ar nepakankamą įsipareigojimą. Kai Dievas kartoja, jis išbando mūsų širdis, kviesdamas mus giliau pažvelgti į save ir mūsų santykį su juo. Kaip ir Petras, mes galime jausti diskomfortą ar net pyktį, nes kartojimas atskleidžia mūsų silpnybės ir nuodėmes, kurių galbūt net nenorime pripažinti. Dievas ir šiandien kalba mums įvairiais būdais, per šventąjį raštą, per maldą, per įvykius mūsų gyvenime, per kitus žmones. Kiek kartų mes nekreipiame dėmesio į jo balsą, nes nesame pernelyg užsiėmę savo rūpesčiais, ar suabejojame, kad tai Dievas kalba, ar tai išvis mums vis kalba. O gal ne?
Čia gal tik atsitiktinumas, o gal vis dėlto Dievas. Bet ką jis to nori pasakyti? Pasižiūrime į savo kalendorių ir matome, kad jis jau taip perpildytas. Nėra vietos, kuri terpti dar kažką. O čia dar Dievas su savo užduotimis. Ne, Dieve, gal ne dabar. Kiek kartų Dievas turi pakartoti, kol mes pagaliau sureaguojame. Ir kaip dažnai mes pykstame, kai jis mums vėl ir vėl primena apie mūsų pareigas, apie mūsų pašaukimą. Petras nors ir nuliūdęs atsakė Jėzui nuoširdžiai: Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad myliu tave. Šis Petro atsakymas buvo esminis, nes jame atsispindi jo nuoširdus atsivertimas ir supratimas apie jo tikrąjį santykį su Kristumi. Mylimieji, Dievas yra kantrus, bet jo kantrybė nėra begalinė. Neatidėliokime savo atsako į jo kvietimą. Klausykime, ką jis mums kalba ir būkime pasiruošę atsiliepti iš karto, o ne po daugelio metų. Ir kai Dievas mums kartoja, nepasiduokime pykčiui ar nusivylimui, bet su gilia pagarba ir nuolankumu priimkime jo žodžius, suvokdami, kad jis tai daro iš meilės ir rūpesčio mums. Šiandien mes girdime raginimą atverti savo širdį Dievo žodžiui ir leisti jam vadovauti mūsų gyvenimui. Te Dievo žodis krenta į mūsų širdį ir brandina dvasios vaisius. O dvasios vaisiai, kaip apaštalas Paulius rašė laiške Galatams, yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Amen. Taip,